Evangelija pagal Morkų, 12 skyrius. Ir pradėjo Jėzus kalbėti jiems palyginimais. Vienas žmogus įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį ūkininkams ir iškeliavo į svetimą kraštą. Atėjus metui, jis nusiuntė pas ūkininkus tarną atsiimti iš ūkininkų savosios vaisių dalies. O tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl siuntė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iškoneveikė. Jis siuntė dar vieną, bet tą jie nužudė. Ir dar daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie mušė, kitus žudė. Dar vieną turėjo, mylimąjį sūnų. Jį nusiuntė pas juos paskutinį, sakydama savo, jie drovėsis mano sūnaus. Bet ūkininkai ėmė tartis, tai įpėdinis. Eime, užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrė, nužudė jį ir išmetė laukan iš vynuogyno. Tai ką darys vynuogyno savininkas? Jis ateis, išžudys ūkininkus ir atiduos vynuogyną kitiems. Argi neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabu. O anie suko galvą, kaip Jėzų suimti, tačiau bijojo minios. Mat jie suprato, kad palyginimas buvo taikomas jiems. Palikę Jėzų, jie pasitraukė. Tada jie siunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti jo kalboje. Šitie atėję sako jam: Mokytojau, žinome, jog esi tiesakalbis ir niekam nepataikauji. Tu nepaisai žmonių padėties, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybė. Ar reikia mokėti Cezariui mokesčius ar ne? Mokėti ar nemokėti? Matydamas jų veidmainystę, Jėzus pasakė: Kodėl spendžiate man pinklės? Atneškite man pažiūrėti denarą. Jie padavė, o jis klausė: Kieno čia atvaizdas ir įrašas? Jie sako: Cezario. Tuomet Jėzus jiems pasakė: Kas Cezario, atiduokite Cezariui, o kas Dievo, Dievui. Ir jie be galo juo stebėjosi. Pas Jėzų ateina sadukiejų, kurie neigia mirusių prisikėlimą ir sako: Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, o nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Ir štai yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. Ja vedė antrasis, bet ir šis mirė bevaikis. Taip atsitiko ir su trečiuoju, ir visi 7 nepaliko vaikų. Paskiausiai iš visų mirė moteris. Tai per prisikėlimą, kai ir jie prisikels. Kurio iš jų žmona jinai bus? Juk ji yra buvusi 7 žmona. O Jėzus jiems sako: Argi ne todėl klystate, kad neišmanote nei raštų, nei Dievo galybės? Kai prisikels iš numirusių, tai nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. O kad mirusieji keliasi, ar neskaitėte Mozės knygoje apie krūmą, kaip Mozei Dievas yra pasakęs: Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Jis juk ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Jūs labai klystate.
Vienas rašto aiškintojas, girdėjęs jį ginčijantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį: koks yra visų pirmasis įsakymas? Jėzus jam atsakė: pirmasis yra šis: klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Todėl mylėsi viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protu ir visomis jėgomis. Antrasis: mylėsi savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė: gerai, mokytojau, tu teisybę pasakei. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visa širdimi, visų protu ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė: tu netoli nuo Dievo karalystės. Ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. Mokydama šventykloje Jėzus kalbėjo: kodėl rašto aiškintojai sako, kad Kristus yra Dovydo sūnus? Juk pats Dovydas, šventosios dvasios įkvėptas, yra pasakęs: viešpats tarė mano viešpačiui: sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Pats Dovydas vadina jį viešpačiu. Tai kaip jis gali būti jo sūnus? Didelė minia noriai klausėsi Jėzaus. O Jėzus mokydamas kalbėjo: saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais ir būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie praryja našlių namus, dangstydamiesi ilgą maldą, ir jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skryne, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynę pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė 2 pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukė savo mokinius, Jėzus jiems pasakė: iš tiesų sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiau už visus, kurie dėjo į aukų skrynę. Nes visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visą savo pragyvenimą.